dienos Rimos. Šešta tai yra šita valytė. Jūra rami. Pirmasis Gintautas Laurinavičius atėjęs pirmas buriuot pas mus į klubą. Na, į būrelį mūsų gamykloje, tada tik būrelį mes tą padarėme. Tai aš, kadangi jau iš tų visų, iš tų vadinamų vaikų jaunuolių jau grojau, pradėjau groti anksti gitarą, pradėjom dainuoti, tai būdavo važiuojam į varžybas, gitarą vežamės, grojam, visiems patinka, Rimas ten ir kokią dainą vis laik paprašau, jam padainuojam, žinai, kažkas dar prisideda, nu kažkaip neatsiejamas buvo dalykas, mūsų būrėjimas ir gitara. Kadangi jis vienintelis čia pradėjo grot, tai ir mano sūnus, ir kiti išmoko taip pat gitarą grot. Tai jis muzikos krikštatėvis? Nu, prie jachtų kitą tinka. Vasarėlį jau prabėgo, parūkėm gelsvom vasa, man tavęs dar neužtenka, apkabink aš dar šalia, tavęs labai labai ilgėsiuos, tu meilė amžina, sapnuose ir vėl regėsiu, neužmiršiu niekada. Jūra mane namonėjo savo bangą. Aš sakau, bet yra žmonių, kurie turi labai gerą vestibuliarinį aparatą. Jam niekada nebuvo, kad taip va kartu, kai plaukėm, kad kas nors būtų. Jis tik būdavo susirūpina, kaip jau būna kokie, pikai oro atžvilgiu. Labai optimistiškas žmogus ir, sakau, jam niekados nėra blogai. Ai, lyja, tai lyja, ten pučia, tai gerai kažką padarysim. O ten sugedų, kas nors atė, kažką tai išsisuksim iš padėties. Ai, valgyt, tai kažką, tai rasim makaronų, jeigu neturim mėsos, tai makaronų pavalgysim, vienu žodžiu tai. Jisai pas mus kapitonas sėdėdavo viduje ir labai skaniai valgyt mokėdavo gamint, nes į valgių gaminimą ne kiekvienas galėdavo pasirašyti, nes tai yra sudėtingas procesas plaukiant gaminti, valgyti ir ne visi gali, dar blogą darosi ir panašiai. Gamina maistą, sako, žinai, įpilam 1,5 bambalio vandens, užkaisk ir ateik į viršų, pasikalbėsim, ką toliau daryti. Tas 1,5 bambalio, aišku, jaunimui žaliam būtų gal sudėtinga susigaudyti, nes kodėl bambalio? Todėl, kad vandens talpų dar neturėjo, tada tu laiko suduva, tas 1,5 bambalio, tai 1,5 litro vienas bambalys, antras pusėjo. Ir įlipi į viršų ir dėlioji, ką dėti į sriubą. Turim grikių, turim to, kito 50. Ir viską sudedi ir kad įdomiausia, kad jis paklausė, sako, ragavai? Aha, taip. Gerai, sako, lyg druskos trūksta. Ne, druskos nedėkit, tai įsidės. Ir to maisto, kuris pagamindavo taip iš akies, yra ragavę ne tik, kad Lietuvos muitininkai tuo metu, tuomečiai, pasiimiečiai, bet netgi danų, švedų, tų pačių suomių, lenkų. Bebūnant man 12 klasėje, gaunam atostogų, 40 dienų atostogų egzaminam. O kadangi aš sėdėjau su buriuotoju Tarasevičium Marijonu, tai sako, klausyk, ar negali padėti man laivą susitvarkyti ir tada paplaukiosim. Ir mes nutarėm, kad tą savo egzaminų pasiruošimą darysim ant jachtos. Netruko porą dienų susitvarkyti M-ką, to laikinę senovišką gafelinę, buvo Nevėžio regata. Kitoj regatoj mes vieni iš pirmųjų atplaukėm iki Nevėžio, iki Babtų ir netgi atėjo noras ir pernakvot kartu su buriuotojais. Krūmuose prisilaužė šakų, pasidarėm gultus, nors
rytoj ryte dar man rusų kalbos egzaminas. Ryte atsikėlęs su pakeleivinė mašina grįžtu į Kauną, parašiau labai blogai, bet mokytoja paskui man sako, jau parašiai, tai parašiai, bet aš viską pataisiau, bus kokia gerai išeis. Ir taip aš baigiau vidurinę mokyklą. Ir dėka Kazimiero Baršausko priėmė mokiniu į metalo technologijos katedros dirbtuvės, kur išmokau visų specialybių. Nuo tekinimo, frezavimo, šlifavimo, virinimo, kalvystės. Vaikystė tokia buvo, kad tėtį girtas karininkas Kaune einantį gatvę tiesiog reikalavo pinigų, dai dengi, reiškia. Su juo puikiai galėjo susišnekėti, tas įsitraukė pistoletą ir nušovė ant vietos, kadangi pinigų nedavės jam. Man buvo 10 metų, broliui 12, o vyriausias daugiau turėjo, 14 metų. 17 hektarų ūkis. Ir sėjos, ir visi, reiškia, darbai. Vasaros metu giminės atveža iš Kauno vaikučius, tokius 3 nedidelius, pavasaroti. Tai jis būdavo viešpatie, jau vakaras, vaikai greitai kojas plautis, ten, toks rūpestingas su tais vaikais. Galvoju, Lietuva jaunas vyras ir šitaip sugeba. Paskui buvo tokia senutė. Jau tokia senutė, tokia nevalyva, jinai nieko nesugebėjo, tik vaikščiojo ir kažkur tai buvo koja susižeidus ir jai ta koja pūliavo. Bet jau mes ne iš tolo. Pareinam vieną kartą iš mokyklos, sėdi ta senutė ant suoliuko pasodinta, koja įmerkta į bliūdą, Romas tupi priešais, jai plauna tą koją, patepa, užriša. Jau čia man tai buvo visiškai, galvoju, mes, moterys, neartin prie tos, atsiprašant, senutės. O jis, kad taip šitaip žmogus jau toks, kaip sako, labai jau gailestingas ir nebijantis visokių atvejų, mane labai tas patraukė kažkaip tai. Ir aš jį atkreipiau dėmesį nuo tada. Mūsų tie visi laukai buvo be jokio medelio, be jokio nieko. O šitoj vietoj, čia kur dabar tas beržynas didžiulis, tai buvo kareivių palapinės 4 metus. Ir jų, aišku, technikos parkas. O šitoj vietoj, kur mes dabar einam, dar didelis klonys buvo. Tai Draskinis mane susirado, sako, girdėjom, kad tu būriavęs, darom klubą. Gerai, pritariu. O paskui, kaip jau susirinkom, atsirado dar daugiau, Narušis pasigyrė, kad yra plaukiojęs, o tai, kas vadovaus dabar, pavedė man. Ir taip išėjo, kad aš 45 metus, be jokios algos, be atlyginimo, inercijos, ar kaip čia pavadinti, entuziazmo, važinėjom į visus su jaunimu, labiausia su jaunimu. Tarp kitko, tą, kad su jaunimu dirbt, tai patarė Zigmas Mačiukas, Klaipėdos klubo direktorius, Munė vadinam. Jeigu norit, kad klubas egzistuotų, tai dirbkite ne tik su suaugusiais, bet ir su jaunimu. Tada išsilaikys klubas. Tai čia buvo 71 metai rugpjūčio 19 diena, kuri mes pavadinom tą Šešupės senvagės užtvenkimo ir mūsų klubo įkūrimo diena. Mūsų grupelė buvo moksleiviai 7-8 klasės, kur mes prieš 50 daugiau, čia kokius 4 ar 3 metus susirinkome 5 vidurinėje
į klasę perskaitė skelbimų lentoj, kad organizuojamas būrelis būriuoti su jachtum. Mes kaip vaikai, būdami maži, tai čia prie tų paupių visados mes vaikščiojom, bėgiojom ir tvenkė, kada užtvanka, mes dalyvavom vaikai, lakstym ir paskui pamatėm, kad čia prasideda tos jachtus. Atsirado pirma viena jachtelė, jie pastatė ten keliese, Dovydaitis su draugais, susidomėjom, mūsų nieks nevydavo. Mielai ateikit, vaikai, pabandykit, paburiuokit. Rimas buvo labai toksai, liberalus žmogus, jisai, pavyzdžiui, neieškojo kažkokių taisyklių, kažkokių tai draudimų mums vaikams, ne? Jisai visados maždaug bendrais bruožais. Čia stovi tas, čia laivas, čia kažkokius tai dažai, durys ir mes patys vis tik būdų atlieka, po darbo pasižiūri, aha, gaisrai nevyksta, čia nieko blogo, toliau iš jau simkit. Keista, bet mes principė visą laiką buvom vieni, nebuvo čia per daug suaugusių žmonių. Rimantas dirbantis žmogus, atbėgdavo iš gamyklos tiek kada, kada jisai pabėgdavo nuo savo reikalų, mums čia kažką suvadovaudavo, parodydavo. Mes išmokom viską ir išveisti, ir dažyti, ir lakuoti, ir kažką tai lygyti, ir špakliuoti, ir burę tą susisiūti. Pamatė, kad tų vaikų jau atsiranda, tada pradėjo jisai per automatų gamykloje direktorių pritraukė, kad tas pafinansuotų, pradėjo pirkti laivelius. Pradžia mūsų laivų laikymo buvo anam krante, visiškai ten. Va, o tik paskui antruose ir trečiuose metuose užtikom, kad šitas kluonas, tvartas, jisai tarybinio ūkio naudojamas buvo daržininkystės inventoriui pasidėti. Tai susitaręs su agronome, leido kambariuką vieną užimti. Va, ir nuo 73 metų mes čia nupirko daug tų mažų jachtokių ir porą didelių jachtų. Vieną seną, o kitą naują visiškai. Dovydaičio idėjos ir mintys kažkaip daėjo iki automatų gamyklos vadų, kurie sugebėjo čia iš kokio tai kolūkio išgauti tą fermą, tokią raudonų plytų vokišką statytą, tokį sugriuvusį kluoną ir tokioj perspektyvoje, kad jau čia kada tai bus būriavimas. Bet tada, kol plaukė, tai dar jisai, nežinau, 2 ar 3 metus mėžė tvartą. Tu, sakau, nusinešk ten raskladuškę, pasidėk ir būk ten. Bet mes tokie buvom pirmieji buriuotojai, kurie jau pavasarį bandėme plaukti. Garbė Draskiniui, kuris buvo pagaminęs tokį laivelį Čikčirik. Ir jau su juo buvo jie nuplaukę į marias. Ir apiplaukė ten Nemuno gana nemažą atstumą, beveik daplaukė iki vartų išėjimų į jūrą ir grįžęs atgal jis jau buvo kaip ir išbandytas ir atidavė mums vaikams su juo plaukioti. Kurį pavadino įžuliausio paukščio žvirlio šūksniu - Čikčirik. Ir mes pradėjom, jau mes tada apsidžiaugėm, gavom tų laivelių daugiau, pradėjom buriuoti. Rimas nenurimo, jis pats irgi aktyviai buriavo čia po Lietuvą. Aha, reikia pradėti mums jau aukštesnį lygį, reikia pradėti važinėti į varžybas. Iš Talino gaudavom tokias liemenes įdomias, kurias taip nenorėdavo, net pradėdavo apšaukti, kad palik liemenę klube, o nesinė, kaip užsidėdavo, net nenorėdavo nusimti, taip buvo malonės nešios. Ir čia viskas Dovydaičio Rimanto dėka, tokia įdomi pradžia, ko anksčiau Marijampolėje iš vis nebuvo. Ir mums keistai atrodė, tada jis mums atrodė labai senas žmogus. Tada jisai buvo dar ženkliai jaunesnis kaip aš dabar. Žiauriai atsidavęs tam reikalui ir pamatė, kad daugėja mūsų jaunimų, tai jisai tada užsiėmė dar stipriau. Ir mes tada tapom Nemuno draugijos nariais ir važinėjom po visą Lietuvą po varžybas. Tai, bet atlikdavau su tokiu zaparažiečiu, pilna tie visokių priemonių, dažų, šveitimo medžiagų ir mes ten šveitėm tokiam kluone čia.
Tas būriavimas buvo toksai labai entuziastingas, aišku, jisai buvo ir naudingas mums kaip moksleiviams, nes mes pasirodydavom klasėje tokie labai jau krūti. Pradėjom būriuoti čia Šešupėje, siaura, vandens čia nedaug, siaura, posūkiai, krantai arti. Mums reikėdavo labai daug manevruotis tais laiveliais. Ne? Mes tą išmokom tuos manevrus daryti, aišku, ant ilgų distancijų mes nelabai. Atvažiavom pirmą kartą į varžybas, į platelius, ir mes ten užėmėm prizinės vietas. Iš nežinomų, kas čia iš kur atvažiavo, iš Marijampolės, iš sausų laukų atvažiavo būriuotojai ir staiga kažkaip, aišku, tos didžiosios taktikos mes nelabai pagavom, bet kas liečia individualiai. Ir mes tada jau pradėjom rekomenduotis kaip kažkokį tai būriuotojai. Gana jau tokio, kas čia tokio Marijampolė, čia tam 3 vieta, tam 2 netyčia, tam kažkas koks 4. Rimas tada kaip tik su ta MK didelė plaukiojo, su Žukausku konkuruodavai. Nu, žiaurios mūsų tradicijos, va prašau, kokios žiaurios. Čempionas būna komanda, čempionus į vandenį. Nidos kapitonas sakė, žinai, aš nesuprantu, sako, o jūsų kraštas ten neturit nei ežerų, nei marių kažkokių labai. Aš jiems sakau, tai sakyk, tiesiai šviesiai Runkelių kraštas. Nu, panašiai, aš to nesakiau, sako. Bet iš jūsų krašto tiek yra žmonių, kurie lankosi to jūroje, to pačiuose mariuose, Nidoje ir taip toliau. Vien mokinių, kurie išmaišė jau ir vandenynus, yra tikrai ne vienas ir ne 2. Laikui bėgant ir vėjui pučiant atsirado įgūdžiai ir jūra nebuvo nei ypatingos literatūros, nei aprangos, nei įrangos. Tai ką Dovidaičio mes pasiekėm, ką turim dabar ir įgūdžius. Nu ir prasidėjo tas plaukiojimas po jūrą, kuris tikrai buvo labai įspūdingas ir smagus. Vienas iš įdomesnių dalykų, kurį dar tik porą kartų teko per tą visą 30 su viršum metų plaukiojimo jūrose, pamatyti šviečiantį vandenį. Tai pirmas krikštas buvo kelionė į Bornholmą ir tas žmogus, kuris palydėjo mane būtent į tą kelionę, tai buvo mano tėvas. Jis pirmas įlipo į laivą, apžiūrėjo, pasikalbėjo su kapitonu Rimuva. Sako, gerai, viskas, plauk. Pasirodo, jie vienmečiai yra. Mano tėvo bučiai nėra, o Rima jau 90 dienų. Jis yra inžinierius iki, kaip sakant, pačių žemiausių pagrindų. Yra inžinierius, kuris moka daryti bet ką ir išmokyti bet ką ir padaryti bet ką. Vienas dalykas, jo visi laivai, skaitykim, jo rankomis sukurti, padaryti ir ten, taip toliau. Vienas reisas nuplauktas iki Nidos nuo Klaipėdos, kitas reisas iki Pioniersko, 3 iki Ventspilio ir 4 reisas į Piterį, į Baltijos taurę. Bet reikia pasiruošti. Su nuplaukimu užtrunka daugiau mėnesių, o atostogų tai gaunam tik 20 dienų. Įimu dar pusę mėnesio nemokamų atostogų. Ir per baisinės bangas, per baisinį vėją. Bet tai kaip reikdavo, išlysdavo su savo VEF į viršų ir bandydavo suorientuoti vietą, kurioje mes randamės. Tai ta navigacija su VEF pagalba, tai yra kažkoks kosmosas, kur dabar žmonėms papasakoti. Tai. Gerai, jau tada buvom išmokę radio pelingą pagauti. Aš kaip radistas puikiai su VEF gaudėm švyturius. Taip kaip jisai būriuodavo. Bijau, kad mes taip nebebūriuosim, niekada mes net nežinom, kaip tai daroma. Tai jisai paima radio imtuvą ir pagal radio imtuvą randa uostą, į kurį mums reiktų plaukti. Nu dabar man paduok radio imtuvą, tikrai aš nesuprasiu, ką ten su juo. Nors aiškinu man 150 kartų. Ir padarėm sporto meistrų normas įvykdėm. Bet Kauno funkcionieriai, nu kaip gali būti, jokių atskirių neturit ir staiga sporto meistrai. Nepatikėjau. Įteikė tik tai sidabrinius kapitonui ir padėjėjui Sauliui Menkevičiui sidabrinius kandidato į sporto meistrus ženklelius įteikė. Šiaip aš niekada nevadinu pavardės, aš laik vadinu kapitoną. O dabar iš senelių netgi. Daugelis mygis būriuotojų sako, tai tikrai tau senelis? Ne, tai senelis, mūsų kapitonas, senelė. Nes jaunų kapitonų yra priaugę ir pakankamai daug Marijampolės būriuotojų klube. Ir netgi mingis kapitonai senieji
varzdoti. Jie irgi jį pripažįsta kaip labai rimtą ir labai kompetentingą žmogų. Mingės uostą aš vienas iš pirmųjų tikriausia atvažiavau, atplaukiau su Sūduva. Sužinojau, kad jau atidaromas Mingės uostas. Ir aš nutariau, ten jau iki Rusnės jau kelis kart buvom atplaukę, bet paskui į tą Miniją dar vis neplaukdom. Priplaukiu, žiūriu, bėgioja Andrius Varnas krantu. O, gerai, plaukiu. 3 metrai nuo kranto, bupt, atsirėmėm į dugną. Jis ne, tada čia biskį į šoną patraukit. Vėl pagrįžtu, į šoną vėl. O, aš jiem ir duosiu, dabar reklamaciją parašysiu Šilutės melioratoriams, kad jie tik tai kiek pasiekė su račioku, su tuo mažiuku ekskavatorium tiek nukasi, o toliau neina priplaukti prie krantinės. Laive tai super su jų. Sakau, jis liberalus, jisai nėra pas jį kažkokių dogmų stiprių, ten taisyklių kažkokių ypatingų, kad jis yra ant kranto toksai. Ar ten mašina kokia pagėdo, ar kas, tai čia kažką, tai palysim, ten pririšim, prisuksim, vienu žodžiu, daugelis žmonių tokiuose situacijose, tai pergyvena, tai kas čia bus, nervuojasi, jisai ne. Su Dovydaičiu praleistas laikas nepamirštami įspūdžiai ir įgūdžiai. Dėkingas jam ir, kaip sakyti, likimui, kad sutikau ne vieną pūdą mestos Baltijos druskos ant savo kūno išplovė. Teko ir su Rimantu paburiuoti, kai parvarinėjom jachtą iš Oslo. Žmogus pasižymė ramybę, valgys, ką nedaro. Paklyst niekad neteko, bet klajot tai vefukai visi sustojo, neveikia, o pareinam kažkur tai iš Vokietijos ar iš kur tai per visą Baltiją, per pietinę kraštą pareinam. Galvoju, kada čia Klaipėda pasirodys, kada? Nesimato jos visiškai. Ir staiga žiūriu, sraigtasparnis virš galvų atskrido. Staiga 16 kanalu šaukiu. Ei, ten, sraigtasparnį. Jachtas Sūduva, reiškia, į kurią pusę, reiškia, Klaipėda yra. Nes neaišku, nesulaukiam tos Klaipėdos. Tik staiga varininkas sako, o jisai jau pasisuko. Pasisuko į kairę. Reiškia, mes kažkur tai ėjom link Juodkrantės. Vieną kartą vienam uoste toks geras garsas, tai tum, tum, tum. Jis klausy, sako, o, mano draugas yra uoste. Galvoju, senelis kažkas sugalvojo, žinai. Išlipom iš laivo, žiūrima, tiksliai stovi senas laivas ir vieno cilindro variklis dizelinis. Senelis iškart nėrė į savo seifą ir sitraukė iš pradžių degtinės. Degtinė tinka, degtinė pasikavo, sitraukė konjako į viršų, nubėga pas draugą, tai viens kitą į triumą slindo į jachtą. Iš kokios gero pusvalandžio išlipo raudė dručiai, kalba vėl tai pat anglų kalba, tokia keista, kitiem nelabai suprantama. Ir jie pasirodo iš tikrųjų draugas. Ir tai praktiškai tais laikais kiekvienam uoste jis rasdavo, ne tai kad rasdavo, bet jau turėdavo tų laikų draugų. Plaukiam. O tiesa, naujieji tie šturmanai dėlioja. Jie matyt ant jūrlapių atidėliojo ne į tą pusę kažkur tai. Ten daug nesikišau į tą jų navigacijos, vadinamą kolumbišką buriavimo navigaciją. Žiūriu, toks iš guminės valties gaudo žuvį žmogelis atplaukęs Rygos įlankoj. O sakau, kiek čia dabar iki tos Rygos, nes tos Rygos, grįžtam, nesulaukiam tos Rygos. Sako, o ten plaukit į kairę apie 15 mylių. Pasirodo, mūsų jūrininkai blogai nunavigavo. Tai ir sakydavo kauniečiai senieji kapitonai, kad plauksim pagal vietinių žmonių apklausą. Su kapitonu plauki, viskas lyg ir aišku, per vartus išėję, irgi viskas aišku. Bet kai teko pirmą kartą pakeisti trimą, būdų kapitoną pačiais žvejais, aš supratau, kad išlysti į jūrą yra reikalų. Ir tokių reikalų, kad padėk Dieve. Ir banga atrodo didesnė pasidaro. Ir tas laivas taip neklauso, lyg ir mėtų daugiau. O kėrimas, kai duoju kapitoną šalia, viskas aišku. Žmogus tiek davė
mūsų kraštui, mūsų buriuomeniai, tiek tos užkrėtė bacilos, tiek ir mus pačius, ir mane, ir mūsų prezidentą dabartinį, kad tikrai turėsim užkrato dar tokiom 5-6 kartom į priekį. Patirties, aš manau, kad Dovydaičio pradėtas tas būriavimas prieš daugiau kaip 50 metų čia Marijampolėje, atsiradus šitai užtvankai, turi nemažą perspektyvą judėti į priekį. Ant denio praleistas laikas į gyvenimą neįsiskaičiuoja, taip kad nieko nuostabaus, kad jis žvalus ir tiek metų sulaukęs, taip kad tik sėkmės jam. Kiek jisai turi energijos, mes čia visi aplinkui buriuotojai apšalę. 90 metų jau tuoj žmogui, kartais atrodo energijos turi daugiau už 40 metį ir 18 metį. O Rimui Dovydaičiui, tai aišku, sveikatos. Kuo ilgiau būtų iš to žemėje, padėtų dar man vis toliau tobulėti, nes, kaip pagalvoju, man reikia dar tobulėti, kad pasiekti bent jau kažkiek jo lygį. Lankių vėjų, kad kuo daugiau Sūduvos krašto jaunimo išmoktų buriuoti ir siektų pergalių ne tik krante, bet ir jūrose ir kitose plačiose akvatorijose. Reikia dėkoti Rimui, kad jis nepatingėjo pamatyti kažkokią viziją šitoje mūsų Marijampolės būriavimo erdvėje ir tikiuosi, kad mes dar turime galimybę pasiekti nemažų rezultatų. Ir rezultatai svarbiausia tai yra laisvalaikio būdas užsiimti ateityje tiek su šeima, tiek su draugais, vandenyje. Judėti reikia. Kol Rimantas bus čia, tai visi iš jo mokysimės. Sakau, nu čia koks stebuklas. Va, sako, kai tu pramėgiojai tokį įdomų dalyką, sakė, mes pamatėm labai gražią poilselę, ten namelį gražų. Priplaukėm, išlipom visi, sako. Ir, nu, apėjo ten, pasigrožėjo, ko buvo ir va, jachtai priskynė javų ir papuošė jachtą. ...98 metai, Liepos 21 diena. Baltic Sea, near Bornholm. Team of the sailboat Sūduva at Carbo Klaipėda of Lithuania. Taškas. Members Kep. Rimantas Dovydaitis. Nikolai Solovjov, Vytautas Makaras, Stasys Mickevičius, Saulius Daugalas, Kęstutis Brasokas, Rimutė Jaunauskienė, Rima Vališkevičiūtė. The best wishes from Lithuania. We need you letters. Welcome to Lithuania. Our signature. Kažkur tai Jis pradurtas. Ne, susispaus, ne. Gerai. Dabar gal reikėtų drožti, neįkišinam. Neįkišinam du tėvų visi vaikai. Kur nuitenės? Pirmiausia taip. Daug kas skundžiasi, oi, man bus bloga, aš vemsiu. Nevemsiu, nes jachtoj niekas nevemia. Jachtoj, jeigu reikia, tai žuvis šeria. O antra, reikia tikėti. Visada. Senelis su šake. Kunigas plaukdavo ir aš kaip sakydavau, jūrų dieve, reiškia, būk maloningas šiai jachtai ir šiai komandai. Tai jisai mane perspėjo, klausyk, reiškia, tu daugiau nevadink dievu šitą jūrų. Tai gerai, sakau, aš vadinsiu senelis su šake, būk maloningas šitai komandai, šitam laivui, reiškia, ir aš už tave čerką darau, išgeriu. Aš, reiškia, įpilu, jam išpilu, reiškia jam. Arba pirmą jam išpilu, paskui savo įsipilu čerkelę. Būti visada akylam, matyt, pastebėti mažą kažkokį tai įtarimą, o praleis pro akis
tikrą pavojų, reiškia. Va. Pirmiausia, panikos nekelt. Nu, įtikėt į tą šiuolaikinę technologiją. Stebuklus daro šiuolaikiniai technologijos. Nors ryšim su tuo, vadinama kosminė navigacija, dabar reikia labai atsargiai elgtis ir nepamiršti senosios kolumbiškos. Nes gali bet kada priešininkas ar gerais tikslais ar blogais tikslais panaikinti tą visą šiuolaikinę naujausią technologiją, išjungti ją arba klaidingai, ir mano visuose vadovėliuose parašyta, nepamirškite kolumbiškos navigacijos.